Labą diena. Šiandien vėl sveikinamės įprastu laiku, sekmadienį, vakare ir šiandien turim ypatingą progą, nes prieš vos keletą dienų atkeliavo iš spaustuvės naujausia meistro Algirdo Kumžos knyga Kuksando nuo Korėjos kalnų. Apie šią knygą būtent ir pasikalbėsim su knygos autoriumi. Sveiki, Algirdai. Sveiki visi. Ir turbūt nuo pat pradžių pradėkim paprastai, apie ką ši knyga. Ant viršelio parašyta Kuksando, tai yra apie senąjį korėjiečių sveikatos mokymą Kuksando ir kartu apie šalį, kurioje atsirado šitas įstabus mokymas, apie tą Kuksando pasaulį. O kai jau įeinam į tą pasaulį, tai ten labai daug visko. Pirmiausia, sutinkam tą mūsų labai įdomų iškilų meistrą Džinmok, kurį mes kažkada sutikom su Tomu keliaudami Tibete, kopdami į Šventąjį Kailašo kalną. Tada pamatom ir jo tėvą, legendinį mokytoją Čongsaną. Žinoma, jo paties mes nepamatom, bet visur plevena jo dvasia. Tai legendinis žmogus visoje Korėjoje, ypatingų gabumų žmogus, palikęs mums 5 knygų apie šį mokymą. Tada sutinkam daugelį gydytojų, užeinam į kai kurias klinikas, rytų medicinos klinikas, ir aš ten išklausau įvairių patarimų, kaip rūpintis mūsų sveikata. Korėjiečiai labai daug žino, jie turi labai įdomią sasang, tokią senovišką mediciną. Aš ją pristatau, gal, man atrodo, Lietuvoje apie tai apskritai gal mažai kas žino. Tai pirmas toks rimtas pristatymas ir jis labai svarbus. Tada susitinkam su kitais žmonėmis, su filosofais, su architektais, su Kuksando meistrais. Ir žinoma, kiekvienam puslapį aš stengiuosi perteikti tas žinias ir tą patirtį, kurią sukaupiau per beveik 20 metų tenai nuolatos lankydamasis, kalbėdamasis su jais. Tų žinių iš tikrųjų yra labai unikalių apie tai, kas yra Kuksando, apie judėjimą. Čia Kuksando turi tokią savitą mokyklą ir labai daug naujo yra. Dabar galima pasakyti, kad labai daug visko yra prišnekėta, visko daug prirašyta, bet Kuksando turi kai kurių unikalių dalykų, kurių kitur nėra, arba jie buvo galbūt, bet buvo prarasti. O pas mus ne, jie atkeliavo iki mūsų dienų. Apie kvėpavimą, kuris yra ypatingai svarbus, čia irgi yra unikali, reta Kuksando kvėpavimo mokykla, apie dėmesio sutelkimą, apie streso suvaldymą, nerimo suvaldymą, apie daug ką yra šičia. Netgi yra pranašysčių. Kas yra sutikęs meistrą Džinmoką, tai prisimena, kad visada jisai mėgsta pafilosofuoti apie pasaulio ateitį. Ir, nepabijokim pasakyti, ne pačią šviesiausią ateitį. Jisai prognozuoja, kad mus užklups virusai, su kuriais bus sunku tvarkytis, kad taip pat užklups įvairūs gamtos kataklizmai, tsunamiai, žemės drebėjimai ir kiti. Ir galimas dalykas, daug žmonių pražus. Ir knygos pabaigoje aš iš tikrųjų pabandžiau sutelkti visas jo pranašystes į tokią vieną esė. Ir užbėgdamas už akių tik tai noriu pasakyti, kad nepaisant visų liūdnų pranašysčių, jisai sako, kad praktikuojantis Kuksando žmonės, stiprus žmonės ir kūnu ir dvasia, geri žmonės, jie išliks, išgyvens per šitą labai sudėtingą laikotarpį. Aš iš jūsų esu irgi prieš keletą metų girdėjusi, kad klausiau, ką daryti. Neatsimenu konteksto, bet sakau, meistre, ką daryti. Jūs sakėt, stiprinti save visom prasmėm. Ir kūną, ir dvasią, ir protą, ir save tiesiog sustiprinti, kad galėtum per daug ką pereiti. Be abejo, sudėtingų išbandymų laikotarpių, juos reikia tiesiog išgyventi. Kartais mes negalim jiems pasipriešinti, yra pernelyg stiprus.
pavyzdžiui, tsunamis. Yra tekę būti Šri Lankoje po to didžiojo tsunamio, praėjus vos keliom valandom, ir kai aš klausiausi žmonių liudijimų, kada prieš tave atsistoja 10 metrų banga, tu žmogaus esi bejėgis, bet tiesiog reikia šitos sunkius laikus išgyventi, ir čia Kuksando yra idealus mokymas, todėl kad jisai vienu metu žiūri į žmogų kaip į vienį ir sugeba visus tuos pradus, kuriuos čia minėjai, ir fizinį pradą, ir protą, ir emocijas, dvasinį pradą, lavint kartu ir sustiprinti. Knyga pilna, daug visko. O kas knygos skaitytojas galėtų būti? Kartais sako, kad žmogus rašydamas jau galvoja, kam jis skiria tą knygą, kas ją ten skaitys. Poetai dažniausiai kažkokiai gražiai damai, jau svajoja mūzai, kad jinai paskaitys, atkreips į jį dėmesį. Aš iš tikrųjų, kada rašau, aš tiek įsitraukiu į šitą procesą, aš iš tikrųjų grįžtu atgal, įsigyvenu į tą procesą, man labai smagu vėl prisiminti, tas rašymas yra toks tarytum keliavimas iš naujo ir išgyvenimas tų pačių gražių momentų kalnuose, šventyklose arba su labai mielais korėjiečiais, kad aš užmirštu, kam aš rašau, išeitų, kad gal savo rašau, bet kada tu nemeluodamas rašai savo, rašai be nutylėjimų, daliniesi tomis žiniomis ir išmintim, nieko nepalikdamas savo, nenuslėpdamas, kad čia ne viską reikia atiduoti, su manim taip nėra, jeigu aš jau turiu kažkokią patirtį, aš ją atskleidžiu. Tai žodžiu, tada man atrodo, kad tokia knyga gali būti įdomi visiems. Ir taviškiams, ir ten, tarkim, paprastam kaimo žmogui, kurisai gal aukštosios filosofijos neskaitė, bet šitos tokius labai gyvenimiškus, praktiškus dalykus jis tikrai supras. Jinai gali būti skirta, netgi sakyčiau, filosofijos profesoriui, kadangi čia yra viena dalis, kurie aš paliečiu tikrai gilius dalykus. Aš paliečiu tą Dao mokymą, aš atskleidžiu, kad tai ne ezoterika, tai ne kažkokia mistinė poezija, o iš tikrųjų tai daoizmas atsirado kaip mokslas, kaip sintetinis mokslas ir beje giliai suformavęs korėjiečių tautą, kinų tautą kartu su Konfucijaus mokymu, kartu su Budos mokymu. Apie tai pakalbu, pabandau atsakyti klausimą tų žmonių, kurie sako, o ar tą jūsų mokymą gali praktikuoti krikščionis, praktikuojantis katalikas. Atsakau, dažniausiai mes atsakom labai trumpai. Taip, kodėl ne? Todėl, kad čia nėra religija, bet aš nueinu truputėlį toliau ir pasiremiu dideliais autoritetais ir Karlu Gustavu Jungu ir kitais ir kartu šiek tiek papasakoju, pafilosofuoju, kodėl vakaruose mes kartais taip gal iškreiptai suprantam tuos mokymus ateinančius iš rytų, kai tuo tarpu tai nėra nei mistika, tai yra tikrai praktiniai, labai praktiški mokymai, juk jeigu kas pradeda praktikuoti Kuksando, jie sako, čia nėra jokios ezoterikos, čia viskas yra paremta medicina, čia viskas yra paremta žiniomis apie žmogų. Tai reiškia ne vien Kuksando bendruomeniai, ne vien Kuksando praktikuojantiems ir išmanantiems apie Kuksando, bet daug platesnė. Na, aš norėčiau, kad žinoma, čia kiekvienas nuspręs skaityti, neskaityti ir po to pasakys, ar rado tos naudos. Bet aš sakau, čia labai plačiam skaitytojų ratui. Tai nėra vadovėlis, tai nėra disertacija. Jeigu kažkam galbūt
nebus reikalingi tie mano pasamprotavimai apie Dao mokymą, jis pasiskaitys prisiminimą apie mano keliones. Čia yra labai daug tokių kelionės reportažų, tokių impresijų, kur yra ne tik tai apie tuos iškiliuosius žmonės, čia galima surasti ir kažkokių epizodų apie mano sutiktą katiną kažkokiam vienuolyne visišką naktį, kaip aš su juo susidraugavau, ir apie Džunmoko kalytę Joy, kuri visada mus lydėdavo, kada mes išeidavom naktį prie mėnulio pasišnekėti su Džunmoku. Ja liga ištiko ir jos jau dabar gruodį būdamas, jos jau neradau. Yra tokių, ir apie sapnus, ir galbūt netgi kažkokių tokių savotiškų haliucinacijų, kurios tave užklumpa, kada tu ilgai keliauji kalnuose, pervargsti, arba kažkokio meditacijų, galbūt kažkokios tokios skaidresnės būsenos. Apie viską čia yra. Bet kartu čia yra sudėtos žinios apie tai, kas yra Kuksando. Ir todėl jinai gali būti labai labai naudinga, ir aš galvojau rašydamas apie tai, ir Kuksando instruktoriams, ir ne tik Kuksando, jogos ir kitų rytų arba ne rytų mokymų specialistams, kurie domisi šitomis sritimis. Nes būtent Korėjos mokymais ir Kuksando mes dar apie tai net per daugiausiai žinom. Tai prieš 20 metų aš pats apie tai išgirdau, o kiti gal ir iš vis dar neišgirdo, nors dabar jau tūkstančiai apie tai žino. Žodžiu, tai, aš manyčiau, aš dabar labai bijočiau apibrėžti, kadangi dar toks šviežias ir šiltas yra mano įspūdis, bet aš manau, kad knyga, kuri yra nuoširdžiai parašyta ir kurioje tu nuoširdžiai daliniesi savo patirtimis, jinai gali būti labai labai įdomi kiekvienam. Ir labai įvairaus amžiaus, ir labai skirtingų profesijų, beje, kaip ir su kitom mano knygom. Jau šita yra 5. knyga. Paimkim, pavyzdžiui, knyga apie alpinizmą, vienos ekspedicijos dienoraštis. Atrodytų, tai yra apie labai siauram ratui. Būtent tam ratui, kurie jau pasiryžę kopti į alpinistam, kurie pasiryžę kopti į pačius aukščiausius kalnus ir rizikuoti. Daug žmonių nesupranta šito užsiėmimo, laiko jį tokiu nevertingu, beprasmiu, bet tą knygą jau 20 metų skaito labai skirtingo amžiaus žmonės ir nebūtinai romantikai. Vienas paskaito todėl, kad jis į tos kalnus rengiasi, kitas skaito todėl, kad jam įdomu, o ką jie ten suranda, ko jie ten ieško. Trečias galbūt iš tikrųjų ieško kažkokios romantikos, arba galų gale tos knygos ir šita taip pat iš dalies yra tokios, galima sakyti, autobiografinės. Tai yra apie mano gyvenimą. Kaip aš gyvenau, kaip aš suradau Kuksando. Suradau ne iš gero gyvenimo, tai per neramių kojų sindromą, kuriam vaistų tiesiog ilgai nesuradau, o kada Seule man patarė imtis Kuksando, aš gana greitai įveikiau, tai ir džiaugiuosi iki šiol, kad negrįžta. Aš noriu parodyti dar, čia yra nuotraukų knygoje. Ar tos nuotraukos yra jūsų darytos? Visos? Visos yra mano, kaip sako, mėgstu kaip valstietis pasakyti, viskas šitomis rankomis. Viskas šitomis rankomis parašyta, visos nuotraukos yra šitomis rankomis padarytos, jos yra iš Korėjos ir jos kai kurios yra labai naujos, tarkim šitą nuotrauką gruodžio mėnesį padaryta. Kas yra ne mano rankomis, tai žinoma yra labai gražus apipavidalinimas šitos knygos, kurį
atliko garsi Lietuvos knygų dailininkė Sigutė Klebinskaitė, apdovanota daugybę Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų. Jinai iš tikrųjų čia daug meditavo, skaitė tą mano tekstą, įsigyveno ir man atrodo, kad jinai iš tikrųjų labai gražiai padarė ir jinai taip tiesiog jautiesi, kada tu atsiverti, eini į kažkokius, nežinau, į kažkokius namus ar į kažkokius rūmus, čia dar paslaptis, čia paslapties jau mažiau, čia kažkokia jau atmosfera pradedama kurt. Na ir taip toliau, tu eini ir man atrodo, kad kada žmogus paims tokią knygą, ar įsigys, ar jam kažkas ją padovanos, jis tikrai jausis gavęs labai gražią dovaną ir jis nenorės su ją skirtis. Jinai netgi, jinai taip tokia švelni ir taip tikrai labai smagiai delne guli ir, na žodžiu, iš trupučiuką ir pavydžiu tiem, kurie skaitys tą knygą, nes tai jau mano 2 kartus išgyventi dalykai. Vieną kartą, kada keliavau ir kalbėjau su tais žmonėm, realybėj išgyvenau, antrą kartą, kada jau rašiau. Ar galit truputėlį pasidalinti apie tai, kaip vyksta pats rašymo procesas? Ar jūs atsiverčiat užrašus, ar išsyk vienu prisėdimu rašot intensyviai? Labai gudrus ir geras klausimas, nes aš dabar žiūriu, labai daug yra visokių webinarų, kur rašytojai pinigus ima už tai. Kaip rašyti? Kaip pamoko, kaip rašyti, nuo ko pradėti. Aš irgi beje galvojau apie tai. Vis dėlto 5 knygos suteikia tam tikros patirties ir žinių ir visiškai praktiškų, nuo ko pradėti, kaip bendrauti su leidykla, ar išvis nebendrauti. Pavyzdžiui, šitą knygą, kitos knygos yra mano išleistos labai garsių Lietuvos leidyklų, ir Alma Litera, ir Balto leidybos namai. Šitą knygą išleido mūsų įkurtas nacionalinis Kuksando centras. Na ir žinoma, apie tai, kaip parašyti įdomiai. Aš visada naudojusi tą patarlę, kad visi žanrai geri, bet išskyrus nuobodų. Svarbu, kad tai nebūtų nuobodu. Ir todėl rašydamas aš visada žinau, kad aš turiu sukurti atmosferą. Jeigu aš kažką pasakoju, aš turiu prisiminti žodžius, kuriuos ten girdėjau, kažkokius garsus, kažkokius vaizdus čia kažkur galbūt horizonte, tada bandau prisiminti kvapus ir stengiuosi juos perteikti. Tada iškyla tas vadinamas toks skulptoriaus uždavinys, nes kažkas irgi pasakė, Rodenas ar kažkas kitas, kad skulptūra yra labai paprasta, tu turi tik tai nukalti šalin, kas nereikalinga. Tai šiuo atveju, kas nereikalinga, tai aš irgi turiu labai paprastą principą, aš stengiuosi naudoti kuo mažiau žodžių. Ir jeigu kartais parašau ir nebeskaitau, redaktoriai ten paskui paskaito, bet ir jie neliečia. Tai paskaitęs, jeigu pajuntu, kad yra kažkoks žodis nereikalingas, aš jį metu lauk. Turi būti tik tie žodžiai, kurie perteikia informaciją arba kažkokią emociją. Ir čia, žinoma, turiu pagirti ir savo knygos redaktorės Daina Žemaitytė, kuri yra tikrai prityrusi, jinai savo laiku dirbusi Žmonių žurnalo vyriausioji redaktorė. Tai jinai ne tik redagavo labai nedaug ir labai švelniai, tiesiog patardama kai ką, bet jinai iš savo patirties man ir pasakydavo, kaip tą medžiagą sudėliot, kad viskas būtų sklandžiau, visą tai tekėtų. Ir žinoma, jau betarpiškai su tekstu dirbo Dalia Bliumienė, jos visos čia yra knygoj paminėtos, tai irgi aš jai dėkingas už tai.
kad jinai labai jau švelniai, labai taip pagarbiai elgėsi su manimi ir palikdavo tą mano kalbėjimo stilių. Daug kas sako, kad aš skaitau, taip girdžiu tavo kalbėjimą. Tai žodžiu, jinai tą palieka, tokį savotišką žemaitišką kalbos ritmą. Na ir taip atrodytų, kad viską ir pasakiau. Jokių specialių rašymo universitetų, o tokie yra pasaulyje, aš nebaigiau, bet tiesiog, manau, užteko galbūt to, kad mokykloje išmokau rašyti be klaidų. Iki šiol neužmiršau rašyti be klaidų, išmokau rašyti stilingai, kaimiečių, aš iš kaimo, kaimiečių kalba yra neužteršta visokiamis svetimybėmis, tada trupučiuką pasimokiau iš gerų rašytojų, kai ko iš Hemingvėjaus, kai ko iš Bukovskio, kai ko iš Rastausko, kai ko iš dar kitų, labai daug savo gyvenime esu skaitęs, tai matyt, kažkas užsiliko ir visą tai ir tu stovi ant šitų pamatų ir gimsta tos knygos. Koks žanras šios knygos? Sakiau, kad žanras, nesvarbu koks žanras, svarbu, kad nebūtų nuobodu. Aš labai mėgstu vadinti romanais visą tai, todėl kad tai tikrai nėra disertacija, tai nėra vadovėlis, bet kartu tai nėra ir kažkoks išgalvotas romanas. Dar čia turiu pridurti prie savo ypatumo, kad aš esu labai griežtas dėl dokumentiškumo, dėl detalių, dėl fakto. Čia yra fakto romanas. Stengiuosi, kad forma būtų tokio kaip kelionių romano, kaip, nežinau, gali būti, meilės, čia gal tokios ta tiesioginė prasme, gal nėra, bet visą tą stilių ir formą išlaikyti kaip romano, kad čia būtų dialogai, čia būtų kažkokie ir gamtos aprašymai, žmonių charakterio aprašymai, stengiausi perteikti mūsų mokytojo Džinmoko charakterį ar kitų savo sutiktų žmonių charakterį, bet viskas labai dokumentiška. Jūs turite žinoti, kad jeigu randat kažkokį žodis parašytas ar kažkoks faktas, jis toks ir buvo. Jeigu raudona parašyta, reiškia buvo raudona. Jeigu ten kažkas kreiva, reiškia nebuvo tiesu. Tas dėl šito aš garantuoju ir man atrodo, tai tokiose knygose, kada tu rašai apie tokį seną ir labai žmonėm reikalingą mokymą, žmonių sveikatai reikalingą mokymą, tu negali prifantazuoti. Tų korėjiečių mokytojų vienas pagrindinių reikalavimų yra nieko nekeiskit, jau viskas yra padaryta. Šitas mokymas veikia būtent toks, koks jis yra, kokį mes jį jums perdodam iš kalnų. Tai jūs jų tokį ir praktikuokit, tokį ir darykit. Tai aš rašydamas apie tai vėlgi neturiu teisės kažko prikurt savo. Aš turiu visą tai perkelti pačią labai tiksliai ir su didžiausia pagarba. Tai yra antroji knyga apie Kuksando. Ar galima sakyti, kad tai yra pirmosios tęsinys? Yra sakoma, kad rašytojas visą gyvenimą rašo vieną knygą. Nesvarbu, ar tai būtų ten koks nors Šekspyras ar Tolstojus. Iš tikrųjų, tu nuo savęs negali pabėgti, nuo tos savo patirties. Taip, tai yra tęsinys, bet gal net kažkas atras, kad yra kažkokių pasikartojimų, bet jie yra privalomi, jie yra logiški. Nes jeigu aš rašau apie meistrą Džinmok, aš negaliu pakeisti jo biografijos. Kai ką aš turiu pakartoti iš naujo, bet reikia žinot, kad per tuos 5 metus nuo pirmosios knygos aš dar daugiau sužinojau ir apie patį meistro Džinmok gyvenimą. Ir jo asmenišką gyvenimą, kai aš ir papasakoju, kaip jisai žmoną susirado ar kažkokius kitus dalykus.
Tai kas, jeigu kažkas pasikartoja, tai jau yra papildyta, labai svariai papildyta kažkokiais naujais faktais, naujomis detalėmis. Na ir yra absoliučiai visiškai naujų dalykų, pavyzdžiui, tos sėkmės istorijos apie kaunietę Aldoną, kuri 10 metų galėjo vaikščioti, į mūsų seminarą įvažiavo tokiu neįgaliojo vežimėliu, jinai pradėjusi praktikuoti atsistojo, tai čia žmonėm ir ašaros byra, pamačius tokį stebuklą. Yra apie tą sasang mediciną visiškai naujas skyrius. Na ir kitų tokių kelionės kažkokių įspūdžių, vėlgi net ne kažkokių tuščių įspūdžių. Jeigu aš pasakoju kažkokį kelionės įspūdį, aš galvoju, o kuo tai bus naudinga, ką šito pasakysiu, kartais to papasakoju kažkokį susitikimą su žmogum, kuris patiria, kaip įveikti stresą arba kažkokį kitokį naudingą dalyką sveikatai papasakoja. Tai reiškia, knygoje bus gausu praktinių patarimų, kaip jaustis geriau, kaip turėti daugiau energijos, kaip pritaikyti savo. Taip, knygos pabaigoje aš įdedu keletą tų mūsų tradicinių patarimų, ten galbūt kai ką ir pakartoju, bet truputėlį ir praplėsdamas tų patarimų ir apie maistą, ir apie vonės, kurias korėjiečiai labai naudoja ir jos yra veiksmingos, mes į tai žiūrim labai taip atsainiai ir neįvertinam. Arba apie pirtis, mūsų įsivaizdavimas apie pirtis yra vėlgi toks, netgi nebijokim žodžio, primityvus. Mums atrodo, kad mes einam į pirtį pailsėt, alaus pasistatom. Korėjiečiai kaip tik sako, kad pavargusiam, kada vidaus organai yra pavargę, negalima į pirtį eiti, kad tu dar labiau išvarginsi tuos organus per karštus mūsų pirtis, per daug mes piknaudžiaujam šilto, šalto kontrastu. Daug tokių patarimų yra. O pačiam tekste aš pasakoju tas istorijas, tai čia irgi finale tu savo kažką prisitaikysi. Tu rasi kažkokį patarimą, nors tai nėra taip tiesmukai, kad tu daryk tą ir tą. Pavyzdžiui, skaitydami, kad ir sėkmės istorijas. Aldonos sėkmės istorija. Ten nėra pabaigoje, kaip dažnai pas mus bestselleriuose pabaigoje ir dar jau visiškai, jau atrodo, jau dar paryškina, kad jau atrodo, kad tu čia pats jau nieko tu nesuprasi, vieną, antrą, trečią. Ne, to nėra, bet jos istorija labai pamoko. Ir arba Rasos istorija, kur irgi praktikavo Kuksando, irgi kaip sėkmės istorija jinai pas mane yra. Arba, sakykime, mano paties istorija, aš vėlgi truputėlį pakartoju, bet su labai daug naujų aspektų apie tas nerames kojas. Kartoju todėl, kad aš kiekvieną dieną sutinku žmonės, kurie kenčia nuo šito. Ir ta mano istorija vėlgi yra toksai gyvas patarimas. Ir toks, kuriuo visi labai nebrangiai ir labai sėkmingai gali pasinaudoti. Tik reikia įdėti tam pastangų. Taip, bet tai gal ilgainiui ta pastanga ir malonumas tampa. Mūsų pokalbis turėtų jau kaip ir į pabaigą keliauti. Ar aš galėčiau paprašyti jūsų paskaityti ištrauką iš knygos? Galvojau, gal prašyti mėgstamiausią dalį, bet nežinau, ar tokia yra. Tiesiog nedidelę dalį, galbūt galėtumėt paskaityti. Nebent čia tokia trumpa ištraukėlė apie tai, kaip aš paskutinį kartą buvau Nepale ir meistras Džimok labai prašė papasakot apie šitą kelionę, nes jis pats nori sugrįžti vėl prie Kailašo ir prie kitų kalnų. Baisi pūga talžė Manaslų kalno šlaitus, o aš laukiau stichijos atokvėpio.
Šalia gulėjo iš ryto sukrauta kuprinė. Pūga apsuko atgal netgi jakų karavaną. Varovai prie ugnies bandė atgaivinti apšalusius pirštus ir kartojo, kad aukštyn neprasmuks nei asilas su nešuliais, nei paukštis. Tikėdamasis, kad stichija nurims, visą parą lavinau Danžino kvėpavimą ir stebėjausi, kad dabar esu stipresnis nei prieš 15 metų. Anksčiau kopdamas į kalną kvėpavau kaip papuola, o dabar tik per nosį. Kiekvieną rytą pasikartodavau diafragminio kvėpavimo reikalavimus. Koncentracija, tuštuma, Danžinas, ne žygis buvo, o kuksando pratybos. Anksčiau tokiame aukštyje beveik nemiegodavau, sunkiai daužydavosi širdis, o galvą draskydavo baisūs skausmai. Dabar pulsas 58 kartai per minutę, jokių skausmų ir visą naktį išmiegojau it kūdikis. Skamba kaip reklama ir liudininkų neturiu, nes link Manaslų kopiau vienas. Kitą kartą pasiimsiu prietaisą, kad fiksuotų kiekvieną širdies dūžį. Ačiū labai. Tai turbūt atsisveikinsim šiandien šiame pokalbėje, bet tikrai dar mes pakalbinsim meistrą Algirdą apie knygą, apie kalnus, apie Dao mokymą ir dar kitas įdomias istorijas. O šiandien ačiū, kad klausėt, kad žiūrėjot. Ir tiems, kas norit įsigyti knygą, tą galite padaryti, paskubėkit, nes jų mažėja sparčiai. Ačiū, Algirdai, jums. Ačiū, Egle, už įdomius klausimus. Ačiū, kad klausėtės. Iki pasimatymo. Iki.